Rietavo kultūros centro sceną sudrebino žemaitiško roko koncertas. Žemaičiai mėgst truopnis pramogas, ne tą kažko. O čia žiūrėkit, kaip rokerė atvažiavo, o čia ir pramoga. O čia į tikrą žemaitį pramogą. Pamatys, ką pauliavos, tai jau senu. A jūs? Mes irgi. Plaukus pasileisit? Visus 3. Rokas Žemaitijoje ne šiaip rokas, o žemaitiškas rokas. Jį aišku atlieka grupė iš Žemaitijos, Braus, Vaičkus & Co. Vakarienės vakare, aš buvau alaus gali, viena rilta ir alos, išplinkau 3 bokalos. Aš ant Vaičkų užsišokau netyčia pernai Skuode ir pamačiau ir viskas palikimo. Ir dar mane kartais leidžia ir pabirbinti. Vaičkai, tai mūsų hobis. Mūsų gerbėjai, mes jo gerbėjos esam labai Žemaitija. Broliai Vaičkai yra žemaičiai, bet jau kurį laiką gyvena emigracijoje. Aš vaikystėje norėjau būti traktoristu, bet mama atvedė protą, sako, tu dorins, ateitis nebus, sakė, jeigu tu būsi traktoristu. O aš vaikystė, tai šiandien, tai visokies, kaip sako, velnės verčiaus. Vaičkai tikriausi rokeriai nuo galvos iki kojų, nuo dainų iki judesių. Slešas, tu iki nešiodama iškart patiekdavau. Šitoks baikeris. Patar maniai, patar kitiems mūsų grupės nariams, ką apsirengti, kum pasidirbti. Aišku, nam tai lygių nėra. Neklausa manis. Sak, šūds gerai ir. Firminis žingsnėlis yra galvos. Lingavėms pagrindinis. Imidžas. Ir su koja. O kas su koja, taip kuo aukščiau kelia? Jo, o kaip jūs aukštai pakėlėt. Karate. Broliai roko grupę įkūrė dar paauglystėje. Mergikės jau tada krita pakaikiam. Al sėdžiu, tai čia nebuvo didesnių žvaigždžių. Visas mergas mylėjai, visi huliganą gerbi, jau skaityk, galėjai eiti drosę per, o tais laiką šokę, žinatim, parkaną būdavo visi šlaukti, muštynis, ojojoj, su linciugas eidavo. Mes eidavom drosę, nieko nebijodavom, todėl žinojkamės, aha, čia Vaičkių katei katri grajai. Broliai mokėsi, ieškojo laimės Lietuvoje, bet taip ir nesurado. Tada jaunėlis Arvidėlis išvažiavo į Anglus ir pas save prisiviliojo vyresnį brolį Arūną. Man prasidėjo 97 metas, kada aš išvažiavau į Švediją rinkti augų, bruknių, milenių. Ir aš pargrįžęs iš Švedijos, Žemaitijai pargrįžęs, kažkur bandžiau imtis kažkokį verslą, bet tas verslas nieko nesusiklejavo. Arvidėlis jau buvo išvažiavęs į Angliją. Paskominau, sakau, ką apgyveni. Gerai, sako. Aš sakau, bloga. Atvažiavau į Angliją, sako. Arūnas Anglijoje jau beveik 30 metų. Susirado žmoną Olgą iš Ukrainos, tur firmikę. Turiu savo mažą firmelį, kad rusijam apdailą. Jeigu kokiam žmogui kažko reikia padažyti, tapetus išklijauti, dar kažkokius plytelis išklijauti, tai visą laiką mes pasiruošėm atliekti, padėti. Arvido žmona irgi iš Ukrainos, iš Mariupolio, bet jie abu gyvena Ispanijoje, Valencijoje. Mano žmona yra iš Ukrainos irgi, iš Mariupolio. Ir ten prasidėjo karas, teko pakovoti man pačiam karį pabūti ir išvažiavom į Angliją. Sakau, Anglijoje šaltai, išvažiavom į Ispaniją. Be to, abu broliai su žmonom augina ir veisia šunis. Auginam šunis, čia irgi toks pridėtinis verslas. 4 šunis, 2 mergėkės, 2 bachuriuką. Paskutinį kartą 12 šunukų gėmė. Didelis dėkui mano žmona, kadangi Ana pagal įsilavinimą yra veterinarijos daktarė. Jeigu Lena, tai nieks neaugintom. O Liona irgi šunys augina. Jo, čihuahua. Mūsų katina didesnė negu šunis. Žmonoms brolių muzika, jeigu jau taip atvirai, tai nepatinka. Atvirą pasakyti? Ne. Stilius nepatinka. Sako, jeigu jūs grotumėt ten kokį popsą, ten dar kažkon, tai dar, sako, kentiečiau. Bet, sako, su tokia muzika, tai ne.
kaip sako, 50-50. Patink. Ne visas, bet Alionai patinka. Aliona daugiau negu Uolė prie muzikas. Ana baigusi ir muzikos mokyklą. Žemaitijoje džiaugas širdis, kalno aukšti mišką žali. Nors į gimtinę broliai sugrįžta tik taip atostogauti ir pagrot, nors gyvena toli, širdį mylimiausia vis teik ir Žemaitėja.